Laba diena. Akyse juoda, skauda, nesuprantu, kas vyksta. Dar ten, nežinau, sekundę aš nesuprantu, kas vyksta su manim. Tai eisiu kovoti su tuo Tarzanu. Kastetai, aš tau turiu klausimą. Oktava. Oktava yra nuo čia iki čia. Tai kiek oktavas sudaro? Pala. Visa ta istorija yra viena didžiausių Amerikos konspiracijų teorijų. Segregacijų skamba. Karočiai iškirpsi, nesvarbu, nesupratai bairį. Žiūrėk, pirmą parodysiu, ką gavau per kalėdas. Ford GT? Ford GT. Mano pirmas rimtas Lego. Čia Lego skaitas? Čia Lego yra. Nu, tas Lego Technics, ar kaip jisai... Žiūrėk. Lego Technicum. Duris. Atsidaro. Okay. Tada. Paskui sukiojasi ratai. Atsidaro kapotas. Ačiū. Bagažinė atsidaro, žiūrėk. Matosi visi voštuvėlį juda. Okay. Ir spoileris. O kas čia? Čia, nu, vairas. Ai, čia tipo... Nu, o tai kas čia dedas, tipo motoras ant viršaus? Ne, nu va, gali valdyti mašiną. Ai, tipo stumi ir... Nu. Būtų prikolas, jeigu dėtųsi elektroninis blokelis koks nors, kurį tu remautų gali. Tu gal ir galima. Aš da toks pradedantysis ant Lego. Bet šiaip žiauriai džiaugiuosi ir aš šiaip noriu Lego. Viskas užsikabinai? Tai aš jau užsikabinęs seniau esu, tik tai nepirkdavau nieko. O čia, nu, toks, mes dabar norim su žmonėle, mūsų, žinai, kokia svajonė yra. No. Lego tas vienas namuose yra. Išėjęs Lego vienas namuose. Ta prasme, ką dėlioji namą ir dėlioji spastus? Visas namas, visi setai, mašina tų vagių, tas namelis medė yra. Dragnųjų banditų. Visas setas yra, jis didelis ir, kas įdomiausia, yra, kai tu nusipirki Lego, yra atskiri pakeliai sunumeruoti. No, elementų. Ten yra 24 pakeliai, galim duoti. Ai, tipo advento kalendorių? Jo. Tai mes su žmonėle sakėm, kitom kalėdom perkam šitą Lego. Seniai žiūrovai matė mūsų šitą segmentą fruktus. Neatsimenu kada. Biškilsėjomės, kaupiamės, ruošiamės, ateinam su šviežiom mintim, šviežiom galvom. Tavo kaip viso... Vėl neišsimiegoji, ne? Vėl neišsimiegoji. Įdomu, kodėl tu neišsimiegi, blemba. Labai įdomu. Nu, ne prie ko. Aš čia šiandienai pasimiau, nes man po 3 parų sunku. O tau nekyla klausimų, kad aš geriu energetinį? Ne, nekyla, nes įdaviau. Ašgi atsimenu, kažką kalbėjom, kad nebegeriu energetinį. Nu, tai viskas, palaužiai. Ne, žinok, susitvarkiau reikalus energetiniais, aš dabar kartais atsigeriu. Čia, ką kiekvienas narkomanas sako, aš susitvarkiau, žinok, tą pipkutę. Aš galiu bet kada mes trukyti, bet aš nenoriu mes trukyti. Labai. Ne, žinok, iš tikrųjų, nebėra, man nėra toks labai skanus ir reikalingas. Aš dabar kavutę geriu, tokius 2-3 per dieną, ir man energetinio visiškai nereikia, bet kartais pasilepiu. Tarp kitko metų rūkyti. Esu tą girdėjęs, žinau. Iš manęs? Nu. Nes. Kiek tu kartą esi metęs rūkyti? Gyvenime 2. Vieną kartą 1,5, kitą 6 mėnesių. Jo. Kiek dabar nerūkai? 5 minutės? Ne, tai sakau, mėsiu rūkyti. Nesakiau, kad jau mečiau. Nu, duok Dieve tau stiprybės ir valios ir ištvermės. Nu, tai kas gero, kas gero? Tiesiog įpročio vergai esam. Kas gero? Variau praeitą savaitgalį tūsint. Žodžiu, labai trumpai ir greitai. Variau tūsint. Turim laiko. Ir užšokau į vieną parduotuvėlę. Mažą parduotuvėlę, nes čia karočią ne Kaune. Iššokau 4 monsterių ir tekilos butelį. Geras darinukas. Ja. Labai. Ir 2 paaugliukai stovėjo. Ir aš stoviu prie kasos ir girdžiu. Čia reperis. Ir aš taip pasisuku į juodų ir blemba, nu kokių 16, 17. Ir... Juodi buvo? Ne. Sakai, juodi. Jaunuoliai, ne juodi. Nu, pasigirdu. Ir žodžiu, daviau į žvilgsnę suprast, kad jo reperis ir aš toks tipo dar linktelėjau ir bičiukas šovė ir ne tą reperį, ble. O tai ką sakė? Pabandyk atspėti, į kokį, blėt, kitą Lietuvos reperį aš panašus. Ir kas svarbiausia, šiaip esi sulyginęs kažkada.
Bliam, nežinau. Pasakyk. Krapštuk. Sako, krapštukas. Kas tas krapštukas? KRP. Blemba seniai, ta Parodyk man su Vaitketu disas, kur tu kaifavai ten. Neatsimenu. Įdėsim žmonėm man ekraną tą. Nes tu pats sakai, kad mūsų veido bruožai panašus. Krapštukas? Jo. Nes KRP tai karpis. Ne. Karpis. Palau, žinau, tas, kur ne Lietuvoje gyvena. Ai, jo, rimtai, jūs panašus. Kročiai. Tingi aš. Taip. Ir man pasakė šitą, aš tai prisimenu, žvengt pradėjau, sakau, ne. Tai koks. Ir kitas bičiukas pasilenkė jam taip jausi, taigi kėsla. Tai žvaigždė? Turim žvaigždę? Koks žvaigždė, ble? Noriu tau... Atkreipiai pas mane ant veido, kad kažkas kitaip. Jo, kas buvo nosį? Nežinau, nesimatys turbūt žmona perniaukė. Čia va, nosytė man tokia. Mavašį prasileidai. Ne, labai įdomi situacija, pabuvau balandžių. Balandžių? Trenkiausi į stiklinės duris. Galvojau, trupinis lėsiai. Trenkiausi į stiklinės duris. O tai kaip? Saulė švietė, kame bajeris. Daug nesiplėsiu, žodžiu, savo darbovietėje. Jau po darbo valandų biškiu norėjau užbėgti į kontorą, šefui atiduoti mašinos raktelius. Na, ten žodžiu istorija. Ir kadangi jau po darbo ten šviesos prigesinto, žinai, kitaip negu įprastai. Įbėgu į viršų, ten krofisai, žinai, ir durys yra stiklinės, bet visas laikas atidarytos būna. Ir aš su tokiu dar, žinai, jaunatvišku maksimalizmu einu, žinai, toks. Ir akyse juodas, skauda, nesuprantu, kas vyksta. Dar ten, nežinau, sekundę aš nesuprantu, kas vyksta su manim. Ir tada tos duris pasidarau, nusiėmiau akinius, toks. Ui, blėt! Ir matau, šefas pašoko, kas čia vyksta, nes jis irgi ten ramiai buvo vienas, žinai, ofise, tylu, ramu. Galvojo, kad FNTT šturmuoja. Turbūt galvojau kažkokia. Aš į duris trenkiausi ir skauda. Ir dabar va čia paliečiu, tai skauda, nežinau, gal skilo man čia kas nors. Bet ta nosis man ir taip subaladota, tai čia skirtumo nebus. O šiandien ryte žiūrėjau spokai, dar kažkiek išsikėlė. Seniai, tai dabar viskas, tau į Jungle Kingą. Jau treniruotė. Jau to prasme, turi kovos žymę ir iškart tik tokia trendin. Eisiu kovoti su tuo Tarzanu. Žinai, aš nenoriu, seniai. Neliečiam tos temos. Ne, ta prasme, tu matei. Šiukšlių neliečiam dabar. Jisai pradėjo kelt repą daryti. O tu matei, klipą padaręs yra. 2, man atrodo. O jis kaunietis gal yra? Nes gal išklaidė, bet Kaune filmuotas. Kaune klipas. Vėl nežinau. Kaip baisu ten. Kaip įrašai tokie blogi. Kaip baisu ten viskas. Kaip jis nepataiko. Kaip... O dievai. O komentarų neskaitai netyčia? Ne, nes aš... Karočią. Jisai pats kovoja su komentatoriais, ginčiasi, su klaidom ten tekstus rašo, stūmė ant komentatorių, ten, žmogelis. Aš mačiau tik tai TikToką, kur jisai per varškę skambina Dreikui. Kas yra varškė? Per varškės pakelį. Tai ką mes kalbame, ar verta kalbėti apie šitos tokius personažus? Labai blogai. Aš buvau čia vieną savaitgalį biškį taip išvaręs ir vienas žmogus buvo visiškai nepažįstamas su TikToku. Ir labai norėjo pamatyti, kaip atrodo visi tie užribio žmonės tiktokiniai. Atmatus. Jo, pavadinkim taip gražiai. Taip ir mes. Tai man taip suvarė TikTok algoritmą. Žinai, aš 2 savaitės kovojau, kad man Maibachų ir Kristinos Tiškuvienės nebemestų. O man Kristutės neberodo, ačiū Dievui. Neberodo. Labai blogai. Bet dar tokių įsimaišo kaip Tarzanas su savo repu. Tai ko čia susirinkom? Ko susirinkom? Kažką reikia aptarti, ne? Seniai, klausai Kasteto albumą. Kastetas. Maladėts. Jis neapsispėjau. Jis yra the best fucking storyteller Lietuvoje. Aš noriu įvesti žmonės, kurie galbūt... Kastetas yra iš sindikato atlikėjas. Ir jisai daro savo... Jis atskirai kaip atlikėjas. Savo leidžia albumus, viską. Ir jisai dabar daro tokius albumiukus, jau čia 4, man atrodo, ne, koks išėjęs. Tai buvo novelių.
albumas, tada Maestro. buvo Maestro, tai Maestro buvo prieš paskutinis, prieš jį buvo Žėručio gatvės byla. Ir dar dabar tai novelės buvo. Dar dvi buvo tos novelės, tai palauk, pasakysiu. Tikrai dvi buvo. Blembački. Maestro, Žėručio. Novelės ir dabar kur išėjo naujas. Jėzus, krūvinojo Lietpalčio byla. Ne Lietpalčio, plytos kažkas tokio. Žodžiu. Jeigu aš nueinu ir bus Lietpalčio, gauni žuvį. Pusplyčio. Krūvinojo Pusplyčio paslaptis. Pusplyčio, geras. Tu gausi. Aš gausiu, varyk, važiuojam, Jessica. Tai va, Krūvinojo Pusplyčio paslaptis, Maestro, Žėručio byla, Bueno Kasteto. Ai, nu jo, kaip aš mačiau galiu. Tai Bueno Kasteto, tai čia ir novelės. O kas yra Rečitalis gyvai? Jisai darė gyvą pasirodymą. Ai. Per gyvą pasirodymą, man atrodo, jisai varė novelės ir Žėručio gatvės bylą. Okay. Tai žodžiu, išleido Krūvinojo Pusplyčio istorijos. Ai, koks geras. Labai geras. Esmė, kas neklausė, tai yra tas vadinamasis storytellingas. Yra skirtingi gabalai, bet yra bendrai linija. Jo, viena istorija ir jinai yra pasakojama, repuojant ir, nu, ten yra fantastika. Jisai ne tik patį pasakojimą gražiai dėlioja, bet ir visas muzikinis vaibas, kuris ten yra. Ta muzika, kaip suprantu, gyva yra viskas, ne? Būtent dėl šito nepasakysiu, bet kituose žinau, kad įrašinėjo gyvai. Aš supratau, kad man atrodo ir čia nežinok, ta prasme, nes daug darbo įdeda į šitą. Ir taip gerai, taip ten irgi kas nemėgsta repo, tikrai gali klausyti, nes ten yra tiesiog faina istorija, gražiai surimuota, gražiai sudėliota ir... Linksma, šmaikšti, pasijuoksit. Yra pasakojimas apie 3 mokyklos laikų bičiulius, kurie po 20 metų susitiko atšvęst kalėdas. Ir aišku. Kaip viskas pasisuko pianica. Tarp kitko, aš norėjau paklausti tavęs. Yra 3 draugai personažai. Primink man juos. Senokai išklausau. Tai yra, tipo Kastetas pats. Tada yra Tomas. Ir tada Kysa. Koks Kysas vardas buvo? Nežinau. Kestas. Nu, kurį vadindavom Kysa, jo, man atrodo, taip. Tada yra Ilona. Iš B klasės parduotuviai, kur. Kaimynė, kurios nepasaky, Irina. Ir kaimynės vyras. Neinam taip giliai. 6 personažai. Yra žodžių. 6 personažai pagrindiniai. Žiūrovai, kas neklausė, nežino siužeto linijos, bet kuris iš tų personažų norėtum būti? Net nenorėtum, su kuriuo tapatintumės. Labai paprasta. Aš būčiau tas, kurį kilimas suviniojo. Neatsimenu jo vardą. Tai Kysa, kur pusė albumo nebuvo. Tai kur Kastetas pareina į chatą, o Kysa trūpina tabletę. Tai aš va šitas būčiau, man atrodo. Kuris tu? Aš tai Tomas. O Tomas, palauk, kuris? Tomas tas, kur palinkęs iki pusės nuogas visas tatuiruotas. Va, šito dėl moters. Man vienas dalykas biški gal nepatiko tame albume. Kas? Tas viskas ten tobula, rekomenduoju, gražu. Man biški negalim sakyti, truputėlį. Šiek tiek, trupučiuką. Per mažai buvo pačios istorijos. Dabar, bendrai paėmus, visa istorija labai trumpa yra. Jo, jinai išdėliota, viską, bet man jinai per trumpa, norėjusi daugiau veiksmo ir per greit baigėsi. Tas neveiks, eina kažkas ir pisė. Šitoje vietoje mūsų skirtingos patirtis. Aš, pavyzdžiui, būčiau kelias dalis išėmęs. Kelias dainas, nes man pasirodė nereikalinga, būtų užtekę pasakojimai. Bet... Nes man Maestro, pavyzdžiui, arba tas... Maestro, matai, ten padrikesnis ir novelės padrikos. Nu, ta prasme, atskiri kūriniai. O kaip vadinasi tas su pareigūnu? Žėručio gatvės byla. Ten irgi, ten ilgesnė, tai pati istorija yra. Ten yra 7 skyriai. Irgi. Tai man atrodo, šitoj tiek pat gaunas. Bet aš kalbu ne apie... Veiksmo scenas tu kalbi. Ne apie veiksmo scenas, apie pačią bendrą istoriją. Tarsi, jinai, Žėručio byla, jinai buvo daugiau veiksmo ir ilgiau ten... Pokyčiai, viskas. O čia, realiai, kas vyksta? Susitinka, papjauna. Vakarėlio vakaras su papjovimu. Pachmielnas rytas, kur dėt kūną. Išėjimas į parduotuvę. Rampa parduotuvės 4 gabale, tada prisiminimas senų laikų, visi už vieną, vienas už visus, laiptinė ir grįžimas į butą, radimas draugo,
vakarėlio pasikūrimas ir kaiminės vyras pasirodys. Nu, man tai labai kažkaip viskas trumpas. Labai bendra erdvė tokia, kur tai vat tau trumpa, o man atrodo, vat tų erdvių per daug, nu, ta prasme, vienodos erdvės per daug. Ir aš dėl to norėjau, man 2 gabalai galėjau išsimti. Pavyzdžiui, rampą ir nuėjimą į parduotuvę buvo galima supliekti vieną ir išimti tiek iš vienos dainos, tiek iš kitos biški dalių. Bet čia... Bet tai gal ir gerai, skonio reikalas. Jo, čia yra skonio reikalas. Bet man, pavyzdžiui, yra įdomu, Žėručio gatvės byloj buvo tas personažas, kurio ieškojo Guolis. Kaip neatsimenu. Nu gerai. Nu, tas tipo, kur paėmė lagaminą. Ir paskui mentam perdavė. Tai esmė yra tokia, kad tas personažas yra iš Kasteto knygos turne. Kastetas ir knygas rašo dar. Jo, yra žiauriai gera knyga turne, žiauriai patiko man. Tai ten yra apie roko grupę, kurioje va, tas Guolis groja. Tipo. Tai jo knygos personažas atsikartoja jo muzikinėme albume. Ir man dabar įdomu, ar iš to naujo albumo tas Tomas, kur po 20 metų, yra tas Tomas, kur iš sindikato dainos Tomas įlindo, pamanim palindo. Geras. Kastetai, aš tau turiu klausimų. Kastetai, ateisi pas mus čia ir turėsi atsakyti mūsų klausimus. Jo, visus. Jau matau, ir kada tas pirmadienis, nuo kurio metam rūkyti. Tai jo. Gerai, rekomenduoju paklausyti šitą albumą. Labai, aplamai Kasteto kūryba man. Bet jis kaip daug, nu palyginus jis daug daro. Aš jau iš seniau esu girdėjęs, kai dar sindikatas, nu, kaip čia pasakyti. Tai jis buvo gileidęs solinių gabaliukų. Aš net tą noriu pasakyti, aš jau seniau, kai, nu, sindikatas buvo, nu ir dabar jis ant bangos, bet kaip čia pasakyti, didesnėme pakilime buvo sindikatas. Girdėjau tokių žmonių pasakojimų, kad nu, visiems atrodydavo, kad Svaras čia pagrindinis, kad Svaras čia viską daro. Jau anksčiau girdėdavau, kad Kastetas realiai sindikatai yra pagrindinis, kuris visus varo daryti ir realiai dėl Kasteto sindikatas taip ilgai laikėsi ir jisai visus ryšo, visus skatino daryti, visus varė į priekį, jisai yra tipo ta ugnis sindikato. Tai kur man, aš visą laiką galvodavau, kad nu, Svaras pagrindinis, Svaras labiausiai matomas yra, žinai. Svaras jo labiausiai matomas būdavo, Kastetas gal dėmesio privengdavo, kaip yra su to varomuoju motyvu, negaliu pakomentuoti. Nu, tai čia yra gandas, kurį aš girdėjau, ne iš vieno žmogaus. Ir, nu, va, kad tipo Kastetas yra. Aš esu girdėjęs, žinai, nuomonių, kad tipo, nu, Kastetas jisai neturi tipo tokio skilo. Kokio? Repavimui, tipo, kaip Svaras, kad jam tipo natūraliau gaunas, o pas Kastetą tipo yra techninis atidirbimas, jis techniškai atidirba ir tipo dėl to gerai plaukia, bet čia irgi, nu, čia žmonių nuomonės. Mano nuomonė, tu prasme, jis žiauriai gerai daro. Man patinka, kaip jisai rašo, kaip dėlioja istoriją, nes, nu, čia masterpiece yra. Medmanio naujas gabalas prieš porą dienų išėjo, matai? Ne. Okay. Ir kaip sakai, vadinasi, ok. Geras gabalas. Labai geras. Įdėsim čia biškį. Labai geras. Yra Instagramui jis biškį rilsiuką tokį padaręs, kur studijuoti repina, tai galima tą būsimės. Labai geras. Žiauriai, nu, biškį to tokio manifestinio vaibo seno. Bet aš galvoju, gal čia irgi mane reiktų klausti, gal jis biškį bando sukt link manifesto kelio atgal, nes Šventoji trejybė albumų kaminį išleido. Kas nežino, gal biškį vesiu manifest, Medmanis anksčiau vadindavosi manifestas. MNFST. Tarp kitko, aš esu žmogus, kuris pirmas kalbinau viešai, pirmas ėmiau interviu iš Medmanio. Jo, Laužytas ritmas. Jo, nu tuo metu manifestas buvo, pažiūrėkit, yra mūsų kanale Intervas, čia nuorad. Manifestas, ten 2011 metai, kažkas tokio, tai gali pažiūrėti, kaip vaikinukas atrodė. O šiaip Medmanis dabar jis populiarus yra, trendina, jis žinomas, klausomas. Aš atšokęs, tai negaliu pasakyti. Aš manau, kad turi savo auditoriją, tą, kurią užsiaugino, žinai. Ar jis gyvena iš muzikos šiaip? Man atrodo. Jis dar tatuiruotės darydavo, ne? Ne, jis tatuiruotės nedarydavo, jis tatuiruotės darydavo. Ai, kažkam mišau. Okay. Tai jisai prieš šitą gabalą išleido tokį mini EP, Šventoji trejybė. Jo anksčiau buvo gabalas, kai tik prasidėjo Medmanio perėjimas jo į Medmanio, jo buvo gabalas Šventoji trejybė, tai dabar EP Šventoji trejybė, kur žiauriai duoda tą seną manifesty vaibą ir šitas gabalas irgi duoda ir dabar su Adė Jonavoj daro koncą, tai aš galvoju, gal jis biškį bando grįžti pasukt. Reikės pasikviesti čia ir paklausti. Jo, nes pavyzdžiui, Šventoji trejybė jisai ir kažką ten tokį ir pasakė savo žmonių, aš nepalieku. Okay. Įdomu.
Reikia parašyti mums. Parašysiu. Tai jis ten su juo, kad jis irgi pabendrauja. Aš apie plagijavimą noriu pakalbėti. Davai, kalbam apie plagijavimą. Nes ten kažką mačiau, kad Monika Liuolė pasakė apie tai, koks svarbus kūrėjų identitetas ir panašiai. Ir kad ten išlindo bičiukas, kuris prisistato hiperboliu, kažkurių 2 dainų autorium, kuris kiam metų tipo tylėjo ir panašiai. Dėl Jessicos kažkokios ten dainos irgi dėl plagijavimo. Dar galim pagrįžti atgal, iš vis tam buvo toksai momentas, kai jie, tipo, na, mes turim Šitzamą. Tipo, paleido ne ekrano, tipo, Šitzamas, kas jau yra, nu, jau neskoningai skamba, ne? Tipo, nuskanuokim dainas, ar jos nenuplagijuotos. Ir atsimeni, buvo ten skandalas, ten viena grupė nukopijavo rusišką dainą ir jinai labai populiari ta daina. Dabar neatsimenu, įdėsiu čia. Paleido tą gavo ir toks gavosi, žinai, kaip viešas sugėdinimas. Tipo, toks, va, nuplagijuota daina, dar kažkokią likti dainą irgi parodė. Va, ir tas Šizamas, tai bam, ten raudonai ar žaliai užsidėjo, tipo, nukopijuota. Ir toks, grinai toks kaimietiškas viešas sugėdinimas. Tarsi, jau buvo kalbėta apie tą plagijavimą, jau jie nuskambėjo, jau visi žinom ir čia dar viešai, tipo, sugėdin. O apie Jessica tai išlindo vėliau po mamos apdovanojimų. Nu, jo, ten kažkas. Tai... Bet čia, tu nori paklausyti abiejų gabalų? Nu, blemba, jeigu yra opcija, aš labai norėčiau išgirsti. Čia yra tas dalykas, kur, ta prasme, pas mus jisai senai egzistuoja. Visam pasauliu tas egzistuoja. Bet realiai pasižiūrėk, nuo 91 iki ten jaučiu kokių 28 visa pagrindinė estrada dominavo plagijavimas kūrinių iš... Povilaičio visos dainos nukopijuotos. Visos dainos Povilaičio nukopijuotos. Žiūrėk, Jessica Šadina. O mes čia... Kalbam apie saugojimą kažkokį tai tipo savo šalies. Esmė pati pradžia. Visos dienos neklausysim, kad čia ir mūsų neužbanintų. Pati pradžia. Paklausyk. Užmerkiu akis ir viskas. Taip, ir dabar klausyk šito. Hey, listen. You too crazy, nigga. You better stop now. You better stop. Let me tell you something. When you dive into ką galvoji? Lūpo pabaiga kitokia. Nata ar kelios skiriasi. Dvi, jo. Kur aš be klausos girdžiu, kad skiriasi. Yra panašu, mano nuomonė tokia. Šiaip šiais laikais į plagijavimą reikia labai atsargiai žiūrėti, nes yra toks dalykas kaip samplai. Taip. Nes yra, kad žmonės nesusidūrė su muzikos kūryba, kaip kūriama muzika, pavyzdžiui, nu, tarsi yra garsų paketai, tu juos gali pirkti, gali atsisiųsti, gali nusipiratinti ir yra daug visokių garsų, iš kurių tu dėlioji muziką. Tai yra, nu, šiuolaikinė tai yra kūryba, plus paskui tu gali ant viršaus kažką užgroti su gyvais instrumentais ir panašiai. Ir gali būti, kad jie tiesiog tiek tie pasiėmė kažkokį samplą, natas, melodijos pavyzdį ir tiek tie panaudoja, bet kažkurie iš jų biškį pakeitė melodiją. Yeah. Ir aš čia nematau jokio... Tarp kitko, atsimeni Sindikato gabalą muziką, kuris saugo. Taip. Ten kažkas samplinta. Tai irgi, kai jie išleido gabalą, visi pradėjo sakyti, kad jie nukopijavo... Nes ten yra tokie smuikai tokie, violončelės kas ten. Tai tą samplą aš pats net netyčia buvau atradęs, ten kažką muziką dariau ir pasleidau. Tai yra tiesiog samplas ir bet kas jį gali naudoti ir paskui dar kažkokį gabalą irgi buvau radęs su tuo fragmentu. Jo, ir tai žinai, dar kiti būna lėtina, pagreitina tuos, nu ta prasme čia... Taip. Nes iš to, ką čia girdėjau, tai nujaučias, kad neturėtų čia būti klausimas dėl plagijavimo. Ir ar plamai, ar nėra taip, kad visa muzika jau sugrota? Ne, aš tos nuomonės nesilaikau, bet nu, realiai, kiek natų yra ant penklinės? Kiek? Turėčiau žinot, 8, kiek? A, do, re, mi, fa, sol, le, si, nu ir paskui do, nu 7 natos, 8 do vėl. Nu tai, bet jinai jau perlipa į kitą oktavą. Ginčičiausi, nes jinai tiesiog perlipa į kitą oktavą. Nu ne, jinai dar yra... Oi, ginčijasi su manimi.
Nu tikrai taip ir yra. Do, re, mi, fa, Taigi, sol, si. davai solfedžiuką. Do. Re. Pa. Į viršų kyla. Negadink man ausų. Do, re, mi, fa, sol, si. Yra gama. Do jau pereina į kitą oktavą. Palauk. Minutę. Aš savo įrodau. Davai, o aš einu gamos definiciją patikrinti. Žiūrėkit visi. Žiūrėk. Oktava. Oktava yra nuo čia iki čia. Tai kiek oktavą sudaro? Palauk. Oktava yra nuo čia iki čia. Jau. Čia yra do. Va prieš tuos du, matai? Aha. Ir vienodai yra do, re, mi, fa, sol, si. Ir čia prasideda vėl kita oktava. Do, re, mi, fa, sol, si. Do, re, mi, fa, sol, si. Do, re, mi, fa, sol, si. Pala, stop. Galim sutarti, kad natos yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 natos yra. Gamoje? Apskritai, kad yra 7 natos. Sutinku. Viskas. Aš tą norėjau įrodyti. Nu, bet čia pasikeitė tavo įrodinėjimai. Labadiena. Čia Pasaulio paslaptis su Kamilė. Sveiki. Čia yra Kamilė. Norim pristatyti kaip naują veidą, sakykim taip, pabandysim naują konceptą. Turim jaunimo pas mus turim studijoje. Kamilė, jinai yra tikrai įdomus žmogus, domisi įvairiais dalykais. Pasižiūrėsim pasaulio naujienas, kas vyksta ir kaip pasaulio naujienas vertina mūsų jaunimas, lietuvėlės, tiktokas. Ja. Kas ten su tiktoko dabar darosi? Su muzika kažkas. Jo, nu žodžiu, tiktokas kaip ir Maroc kontraktą ar nutraukė, ar baigėsi su viena tokia kompanija. Ten ne Warner Music kažkas tokio. Gali būt. Ir tipo jie, Weekendo, Taylor Swifto, tiesiog soundus užmūtino visiškai. Tai tipo, jeigu yra tiktokas su kažkokia daina, kuri priklauso tai kompanijai, tipo, tyla būna tada tam tiktokio. O tai kodėl? Nes kontraktą nutraukė, tipo. O tai ta kompanija nežino, kaip veikia. TikTokas bet TikTokas yra labai gera niša, reklamuoti muzikai. Tai va tame ir esmė, ir dabar ir editoriam labai blogai, Turi ieškoti dainos, kuri nepriklauso tai tipo kompanijai. Jo. Kažkokia nesąmonė. O esi girdėjusi gal kažkokių, pavyzdžiui, žvaigždžių jau nusiskundimus ar kažką tokio? Mano draugė, kaip ir editina, tai irgi jai, apie pusę jos tiktokų tiesiog užmūtino. Ir jai irgi žiauriai blogai yra, nes tiesiog. Bet tai įdomi irgi, pačių atlikėjų tai niekas ir neklausė, ne? Ar jie nori ar nenori. Tiesiog jiem ir padarė. Jo. Nes aš mačiau vieną tiktoką, kažkoksai vyrukas, ten atlikėjas, jis nelabai žinomas, bet jis priklauso tai Warner Group. Ir jisai kaip tik čia ant šių dienų, jo kažkoks gabalas žiauriai išpopuliarėjo ir jis pradėjo rinkti peržiūras, jis, tapo žymus ir bam, viskas. Ir tai labai liūdna tiktoką padarė, sako, blemba, aš jau pradėjau būti populiarus, rinkti peržiūras ir nieks manęs nei paklausė, nei nieko ir viskas dabar. Labai liūdnas buvo. Jo, žiauriai nesąmonė. Aš tikiuosi, kad jie persigalvos. Bet arba ieškos kontrakto su kitokia kompanija ir tada, tie irgi galės paskelbti iš naujo. Nes mano irgi pačius video mūtino. Tavo video? Tu turi tiktoką? Nežinok. Ne? O ką tu dedi tiktoką šiaip? Tai, ką aš žinau, dampai būna. Kas yra dampai? Nuotraukų tiesiog. Įdedi random nuotraukas. Ir, pavyzdžiui, sauso dampas ir taip toliau. Tai čia, kaip mes ten žmonės vadinam, tai koležas turbūt, ne, nuotraukų. Jo. Dampai, nesu girdėjęs šitą žodžių. Tu vadini koležu, jinai vadina dampu, aš vadinu recapu. Recapu? Ai, recap, jo. Okay. Man tai būna metų recap. Kašė. Kiek žinau, tu domiesi Kašė. Jo. Ir tu netgi savanoriauji ten Žalgirio arenoje, ar kaip? Taip. Čia skaitosi savanoriavimas ne Žalgirio komandai, bet Žalgirio arenai. Ar kaip? Kaip čia pasakius, šiaip Žalgirio komandai, nes aš tik krepšinį savanoriauju.
Ai, ten jau būna renginiai kažkokie, ten Jessica Shai, pavyzdžiui, koncertas. Nu, šiaip galima užsirašyti savanoriauti, bet aš pagrindinę ten, nes yra sporto savanorių sąjunga. Okay. O kodėl tu savanoriauji? Kokia tau nauda iš to? Nu, tai su bendraminčiais būnu. Tada galiu pasižiūrėti, kad ir Eurolygos rungtynės. Ai, nemokamai gaunasi. Jo. Ok, geras. Ir, nu, irgi, nu, tiesiog tokia patirtis, nes mes ir dirbam ten. Ką reiškia dirbat? Nu, tai, pavyzdžiui, nu, tu buvęs arenoj. Pavyzdžiui, tu matai, kur žmonės stovi prie bilietų. Taip. Tai ten savanoriai. Ten žmonės? Jokauju. Ai, nu, supratau. Tai ten, jo, rimtai. Jo, ten savanoriai ir prie savanorių, nu, yra asistentai tokie. Aha. Tai jie irgi perima. Tada, pavyzdžiui, veidus dažo. Savanoriai. Prie žaidimų. Savanoriai. Veidus dažo savanoriai, aš tada galvoju, kad žmonės patys nusidažo. Aš tai nieko negalvoju. Nes prie įėjimo tiesiog nusistoja keli savanoriai, nu, ir dažo. Ok. Bet ten reikia įsireikšti irgi normaliai. Sveiki, ar norite įsidažyti? Vakarinį makiažo dienį man dažysite. Vakarinį dūminį. Gerai, o apšvies mane, kas vyksta, aš, pavyzdžiui, Kašės, nu, nesu ekspertas, nesu fanas, kas dabar vyksta Lietuvoje su Kašė? Puiki dviguba Eurolygos savaitė. 2 iš 2 laimėjimai. Kas prieš ką? Žaidė vakar prieš šitą Panathinaikos. Čia kas, Žalgiris? Žalgiris. Ne rinktinė? Ne, rinktinės langas bus vasario 17, man rodos. Jo, bus langas. Kas yra langas? Stovykla. Bus 2 varžybos, kad pereit atranką Lietuvą. Į olimpinės. Jo, olimpinės. Ok. Tai prieš ką laimėjom dabar? Tai prieš Panathinaikos ir Efes. Ir Efes. Tai čia gerai. Taip. Ir kas toliau? Tai dabar, nu, kaip čia, nu, reikia nepasiduoti. Ir šiaip pakilom iš 16 į 14 vietą turnyrinį lentelį. Tai čia labai gerai, ne? Jo, kilom paviškai. Ir kas toliau, prieš ką kovosim, kada? Nežinau. Nu, nesvarbu, čia dieve mažiausia problema. Kas tau iš krepšininkų labiausiai patinka? Evans. Evansas? Ja. Kas, kodėl? Nu, tai žiūri malonus yra, aš ne vieną kartą esu, nu, tipo, ar nusifotkinu su juo. Ne, yra tekę. Nu, ir jis labai malonus yra. Net nežinau, kaip jis atrodo. Gali parodyti Evansą man. Aš įdėsiu Evansą žmonėm, kurie... Pažiūrėk į ekraną. Tai čia Evansas? Ne. Taip, ten Evansas. Ai, palauk. Tas aukščiau, kur nesimato veido, ne? Ne. Tas juodaodis Evansas? Kur, jo. Okei. Tamsus. O ką galvoja apie Lauriną Žvėrutį? Kas yra Laurinas Žvėrutis? Laurinas Birutis. Jisai, kaip čia, mes jį vadinam ilgu, jisai yra virš 2 metrų. Okay. 2 už mane aukštesnis. Nu ir tiesiog, nu, pagaliau jis atsikėlė, aišku, jis dabar mėto savo tos gerus flauterius. Kas yra flauteris? Kaip čia, pasiėmė kamuolį, nu ir tokį metą. Ai. Parabolę darantį orę. Supratau, gerai mėto parabolės. Tai jo, nu, anksčiau jis, kaip tradicija, nepataiko baudų. Tai, nu, bet atsikėlė pagaliau. Nes prieš Efes buvo rezultatyviausias. Prieš Efes rezultatyviausias. Dėl to Laurinas Žvėrutis. Ai, Žvėrutis nesipažvėris, ne? Jo, aš šiaip Birutis. Supratau, kaip ir mane apšviesit. Nu, supratau, kas dar su Kašė, kas dar. Kaip tau Vilkai? Kokią nuomonę tu šiaip apie juos turi? Ką žinau, aš atsimenu, kad Kemzūrą atleido, marot? Aš tą irgi girdėjau, kad Kemzūrą atleido. Ką žinau, Kuriniauskas ten yra. Kas tas toks? Kariniauskas, bet mes jį kai žaidė prieš Ameriką, mes jį Kuriniausku vadinom, nes jis trajekus mėtė. Karas, dabar vyksta netgi keli karai pasaulyje. Vienas tai teroristai prieš Ukrainą. Ja. Ką manai, tai gerai ar blogai? Aišku, blogai, ne? Nu, blogai, nu, bet ką žinau, kiekvieną dieną mes kalbam apie jį, pavyzdžiui, kad ir koncertai, tik apie tą karą kalba, ir galėtų, pavyzdžiui, koncertuose, bent... Iškiau per daug, ne? Per daug, visiškai.
Nežinau, kai prasidėjo karas, mes per vieną istorijos pamoką pakalbėjom apie tai ir viskas. Mokykloje visiškai nebeminim apie karą. Gal ten, tipo padauneitinti ir taip toliau. O tai, pavyzdžiui, tu su savo bendramžiais, ne, tu ant draugais, klasiokais, yra kažkokios kalbos ar kažkas, nėra, ne? Tai kai prasidėjo, kai visi peršykę buvo. O tada. Gerai, o tada kitas karas. Izraelis prieš teroristus. Kažką žinai, kažką įdomu, kažką kalba. Irgi vėl pakalbėjom vieną istorijos pamoką apie tai. Kokios priežastys, ne? Bet pas jūs per istorijos pamokas įtraukia tą, ne? Tipo paaiškina ten priežastis, istoriją, ne? Jo, kartais. Tai jaunimo žodžio toks yra požiūris, jie žino, kad tai yra, bet tiesiog yra truputėlį jau atsibodę. Tai yra turbūt dėl to, kad, tiesiog jūsų neliečia, ne? Kažkur tai vyksta. Mes žinom, kad tai vyksta, kad tai yra, bet nei pakeisim nei ką. Šiaip, teisingas požiūris. Tai, žinai, mes suaugę, mums, tipo, gal giliau liečia mus, mes ten, nežinau, toliau žiūrim. Gyvenimo matę, daugiau tų baimių yra. Kiek žinau, tu irgi sportuoji? Pasigirk. Tai rankinė čempionė daugkartinė. Rankinio daugkartinė čempionė. O tai čia kažkokia lyga? Mūsų metai. Tipo, kaip čia pasakys, tiesiog tų metų, tipo, amžiaus kategorija. Ir čempionai čia Europoje, pasaulyje? Lietuvoje. Bet tarptautiniuose turnyruose dalyvaujam. Dalyvaujate, ne? Praeitais metais į Ispaniją skridom. Už praeitais metais į Portugaliją, šiais metais vėl į Ispaniją. Nice. O tai kokia čia komanda? Jeigu galima sakyti. Garliavos Kauno rajono SM. SM? Sporto mokykla. Supratau. Geras. Čia buvo pasaulio margumynai. Pasaulio margumynai su Kamilė. Ačiū Jums. Ačiū. Koks tavo vardas? Buvo. Klausyk, mes šitai pradėjom, žiūrėjom, bus keista, kad tu be džemperių. Galvos, kad kitą dieną filmuojam. Ir kaip yra. Tai šilto pastų. Tai tatufkę parodyk. Tai nėra ką rodyti. Davai. Tai vis tiek nesimatys. Davai, biškiu, paflešink. Ai. Spurga, sorry, įspyriau. Persiprašysi nuo jos. Žiūrėk. Tai kažkaip temidė? Jo, tik tai svarstyklėm vietos nebuvo, tai čia darysim iš vidinės pusės. Senis susitarėm, kad pažiūrėsim filmą, kuris buvo tarp pretendentų aplamai jau vienas geresnių filmų 2023 metais. Bet čia kalbant, kaip suprantu, apie garso takelį. Blemba, aš žinok, finale manau, kad ir ne pagal garso takelį, ir pati siužeto tematika įdomi, ir Scorsese režisierius, ta prasme, labai stiprus. Ir mes čia kalbam apie filmą pavadinimu Flower of the... Killers of the Flower Moon. Jo, apie... Man labai įdomu, kaip tos genties pavadinimas tarės lietuviškai. Mes išsirinkom tą filmą pasižiūrėti kartu su Gysla, kad įvertinti tą jo garso takelį, viską. Mane labai nustebino. Filmas šiaip žiauriai ilgas, jisai virš 3 valandų yra. 3 valandas 26 minutės. Bet aš visų pirma mėgstu labai lėtus filmus ir šitas man praėjo kaip 1 valanda. Žiauriai geras filmas, tikrai nesitikėjau, kad tiek bus gerų aktorių. Buvo ir De Niro. Aš labai noriu, kad tu man labiau pasakotum apie šitą filmą, negu aš kaip visada tau biškai pakeičiu, perverčiu. Buvo De Niro, buvo Leonardo da Vincis vaidino, paskui... Da Vinci, DiCaprio. Tai DiCaprio tas išradėjas buvo Da Vincis... Atvirkščiai seni. Ne. Da Vincis buvo... Renesanso dailininkas. O DiCaprio vaidina Titanic'e. O ne tas pats abu yra. Gerai. Tai šitas Da Vincis. DiCaprio. Bet o nebuvo, kad Da Vincis... De Niro ir... Leonardo DiCaprio nuskendo per Titanic'ą, jis negali būti šitam filme. Gali, seni.
Nu gerai. Išgelbė, ištraukė, atpumpavo. Ir vaidino Lily Gladstone, jinai buvo, nu, ta moteriškė pagrindinė, ta. O sagė moteris. Jo, aš tau pasakysiu ir aš net savo žmonai pasakiau, turiu naują krašą. O jūs su žmona turit tą fucklistą, kur leidimas yra? Jeigu gyvenime sutiks ir... Ne, mes kalbėjom, tipo, išsiaiškinom, ar turim, aš neatsimenu, ką jinai sakė, aš viską susakiau, tai tą sąrašą įėjo Jessica Shy, tarp kitko, bet... saugok nugarą. Bet šita Lily Gladstone, jinai šiaip nėra labai gražuolė, bet man jinai labai moteriška. Palauk, sugedo telefonas. Gerai, 1920-ieji, tikra istorija, indėnų šeima buvo iškraustyta į žemes. Palauk! Gerai, dabar galim susikaupt. 1920-ieji, indėnų šeima buvo iškraustyta į nederlingas žemes, tikintis taip, ale jiems suteikti teisės ir laisvę, bet niekas nesitikėjo, kad juos iškraustant naftos klodų, kurie juos padarė tuo momentu turtingiausiais pasaulio žmonėmis per šeimos vienetą bendruomenės. Indėnų. Man tai iš vis keista buvo. Osage. Aš visą laiką galvojau, kad indėnus juos taip nugesino ir kad tipo jie iš vis buvo, nu, kaip išbraukti iš Amerikos istorijos ir pasirodė netgi buvo šeima, kuri tapo netgi turtingiausi žmonės. Jo, tai va šita šeima, jinai pasirodo, ta prasme, ne tik šeima, bet visas įvykis, visa ta istorija yra viena didžiausių Amerikos konspiracijų teorijų. Ir Scorsese, jis būna tokias aštresnės temas, ta prasme, kabina kaip režisierius, tai jo čia labai buvo toks tikslingas pasirinkimas, nes, nu, labai apipinta įvairiom teorijom visas šitas. Nes... Kas dar nesuprato, čia tikrais įvykiais paremtas filmas. Tikrais faktais paremtas filmas. Ir tiek šitas filmas, tiek tai, ką aš dabar atradau Disney Pliuse, tai yra serialas su Hugh Jackmanu, man pavadinimas užkrenta, aš pažiūrėsiu, kuriame yra kalbama apie panašų ganėtinai laikotarpį, ten keliom 10 metų skiriasi, kalbama apie Anglijos kolonizacijos Australijoje pasiekmes, kuomet baltaodžiai su aborigenais susilaukdavo vaikų ir tie vaikai būdavo traktuojami nei balti, nei juodi ir jie būdavo išgabenami. Ir tas serialas vadinas Faraway Downs, kur Faraway Downs tai skaitydavos tolimą Australijos negyvenamą teritoriją, tipo, kur tik aborigenai gyvena. Tai tiek šitas filmas, tiek tas serialas mane pastumėjo prie minčių, kiek mes iš tikrųjų daug pasaulio istorijoje turim genocidų. O tai ir dabar vyksta šiuo metu genocidas. Ir šiuo metu vyksta genocidas. Tai vat ką aš noriu pasakyti, nes realiai, man atrodo, pirmasis genocido atvejis gal prieš 1000 metų fiksuojamas, bet tokių ryškių, ten karai, žinai, būdavo Romos imperija prieš galus, aišku, būtų galima pritempti, žinai, ir prie naikinimo genocido, bet jie tokie, kur baltieji mes kolonizuojam ir Afrikoje žudėm, Australijoje žudėm, Amerikoje indėnus, nu ta prasme. Ir tai ką tu nori pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad visas progresas iki mūsų dienų visiškai nepanaikino šito dalyko. Mes kalbam apie toleranciją ir panašiai, nors pasaulyje realiai visą laiką vyksta kažkieno genocidas kažkokios tautos. Kas ten kurdus, žinai, žudo? Skerdžia, norėjau. Nuskerdžia, nu ką. Tai... Bet žiūrėk, aš nepopuliari nuomonė bus, bet užtat turim dabar Europą, turim Ameriką, kokios šalis, kokie pasiekimai. Gal tai yra kaina to, ką dabar turim? Ką? Aš noriu pasakyti, kad genocidai nėra taip blogai, gal? Seniai, kurioj vietoj... Žiūrėk, jeigu nebūtų... Kuris genocidas prisidėjo prie Europos didinimo?
Ir gerinimo, gerai, nedidinimo, gerinimo. Gerai, Europos. Ameriką imam, gerai, nėra indėnų, bet ar indėnai būtų pasiekę tiek, kiek Amerika dabar pasiekė, kiek baltasis pasiekė? Kaip kokia didelė dabar Amerika? Indėnai netokį gyvenimo būdą išpažino. Indėnai jie dabar irgi egzistuoja, gyvena rezervatuose. Kas rezervatų sukūrimas šiaip iš principo tuo pačiu yra ir segregacinis dalykas, didinantis visuomeninę atskirtį, tiek tuo pačiu yra dalykas, kuris indėnam teikia laisvę ir teisę savo kultūrai. Žiūrėk, mano paprasta tokia nuomonė sudėta į nutshellą. Pasaulis yra neteisingas, laimi visą laiką stipresni, indėnai buvo silpniukai, europiečiai buvo stiprieji ir viskas. Mano tokia nuomonė. Toks pasaulis yra. Paverkim, koks jis neteisingas. Ir ką tu padarysi? Stipresni laimi. Nes ta prasme, nebe tie laikai, mes tapom tokie civilizuoti ne tam, kad džiunglių principų gyventume. Nu, bet dabar mes nedarom genocidų. Seni, tai kas vyksta Ukrainoje? Nu, bet tai rusai daro genocidą, ne? Tai gerai, tai ne... Rusas ne europietis. Nu, blemba, senis Europos žemynui prisiskiria šiaip. Nu, jis... Turkija irgi Europos Sąjungos narė tipų. Jo, bet Rusija, jinai užima 2 kontinentus, jinai ir Azijoje, ir Europoje yra to pačiu, tai ta prasme jie... Tai bet Nes kai tu kalbė apie europiečius, tai jie, bet europiečiai yra. Bet aš Nors aš nenorėčiau. Atskirkim geografinį europietiškumą ir, kaip čia pavadinti... Mentalinį? Mentalinį, tautinį. Ta prasme, Rusija niekada nebus europiečiai. Jie taip, Europos žemynė yra dalis, bet jie, nebus europiečiai. Tai, jo, ta prasme, jie pagal identitetą ir suvokimą nėra europiečiai, bet, jie yra, mes visi europiečiai, realiai, kaip baltaodžiai esame identifikuojami kaip kaukaziečiai. White male, rytų Europą. Tai nėra skirtumo šitoj vietoj, kas žudo. Esmė tame, kad balti žmonės vykdo genocidą tarp savęs ir kad genocidas tiesiog jisai egzistuoja kaip koncepcija, nors mes kalbam apie tolerancijas ir vienybės. O tik dabar, kur baltasis daro genocidą? Aš nesuprantu. Nori aš genocidų sąrašą atsidarysiu. Dabar baltasis kur daro genocidą? Per paskutinius 20 metų Kosove buvo... Tai rusas. Kosove ne rusas, ką tu čia? Kas darė Kas Kosove darė genocidą? Tai Kosovas. Kam darė? Armėnam ar kam ten? Ne, tu žinai, kur Kosovas? Nežinau. Gerai, žiūrėk. Mes labai toli nuėjom. Gerai, yra kaip yra. Gerai, išsiaiškinu. Genocidų, listas, ne? Palauk, pasižiūriu, kad nuo naujųjų laikų būtų. Aš nesuprantu, ką tu nori pasakyti, kad baltasis daro genocidų. Gerai. Čia Mianmaras, Turkmėnija Islamas, Darfutas, Kyvų, Ruanda. Bosnija ir Hercegovina 92 metais. Tai kas kam daro genocidą? Tai Bosnija su Hercegovina darė genocidą. Tai ar tau jie europiečiai? O tai ne? Eik tu. Balkanai nebe Europą? Man ne. Morališkai ne. Ir ten buvo, ta prasme, blet, kaip tu šerės. Jo. Ten buvo bosnių genocidas, bet ta prasme buvo ir 2000-ųjų pradžiai Kosove. Gerai, tai ką tu nori įrodyti? Aš noriu pasakyti tame tai, kad per kelius šimtus metų niekas nepasikeitė. Kaip žmonės kažkur nuvykdavo, kas įvykdavo, atsirasdavo segregacinė grupė žmonių išskirta, kurią tiesiog bandydavo sunaikinti arba ant jos suvers dalykus ir dėl to pateisinti naikinimą. Nesilpniukai. Seni, kokie silpniukai. Kodėl tu spėjau ant manęs pyksti, ne aš genocidą darau? Tai jo, bet aš pykstu ant tavo pozicijos, kad tu sakai, jog... Bet mums nereikia pykti, mes galim tiesiog pasidalinti savo nuomonę. Ar tu manai, kad žmogus nusipelnė genocidą už tai, kad jis yra silpnesnis? Ne, bet pasaulis toks yra. O neturėtų būti kitaip? Bet neišeina, pats matai, kad neišeina. Tai ką mes padarysim? Jo, tai nežinau, kieno citata yra ir aš čia galimai ją iškraipysiu. Yra pasakymas, kad Einšteinas, man atrodo, pasakė, kad pasaulis sunaikins ne blogi žmonės, o sunaikins geri žmonės, kurie nieko nedaro, stebėdami, ką daro blogi žmonės. Pačekinkit kas nors, double checkinkit. Tai man atrodo, Einšteinas sakė šitą. Ir būtent ta pozicija, kad silpniukai, pasaulis toks, mes ir suknysim visą pasaulį. Kur mes galim turėti bendrą problemą, ten nuimkim globalinį atšilimą. Ne, mes kažkokias geopolitinės problemas susidarom. Arba kiti sudaro. Tiesiog mes
nors ir esam viena labiausiai įsivyščiusių gyvybės formų Žemėje, mes esam lygiai tokie pat dalbojobai kaip ir bet kas kitas. Nu taip, grįžtam prie filmų. Grįžtam, tai čia nuo filmo ir atėjom. Tai va, sakytas, gerai, tau žodis, pasakok toliau man apie filmą. Kas įvyko ten? Visi mirė. Visi mirė. Apskritai, kodėl mes pasirinkom tą filmą pažiūrėti dėl garso? Garso takelis. Kas tau patiko muzika? Man žinai, kas patiko? Man patiko, kaip rodomos visos tos gamtinės erdvės ir kaip garso takelis kuria tos erdvės atmosferą. Žinai, eini per dykvietę, kuri nusieta tuometiniais naftos bokštais, platformam pavadinkim, bet ta visa melodija ir sukuria tą vaibą, lyg ten būtum, bet visa tai būtų tokia idilė, utopinė, kur vat, kažkam labai gerai yra tiesiog, žinai. Tai garsinis takelis, mano nuomonė, jisai pildė emociją labai. O tu pastebėjai, kad visam filme muzika yra tiek indėnų, nu ta etninė muzika, tiek amerikiečių. Labai gražiai viskas supinta. Ir tie instrumentai yra tie tradiciniai instrumentai, tiek irgi indėnų, tiek jau amerikiečių tuo laikmečio. Man labai graži gavosi tokia, kaip tas žodis. Dinamika? Nu, toks susiliejimas, tokia simfozijimas. Ne tas žodis tikrai, bet toks labai gražiai sumaišyta. Jo, man va tas labai įstrigo. Ir va tie motyvai, tie tikri instrumentai, etniniai, nežinau, ar galim taip pavadinti. Man va tas labai patiko. Aš, kaip ir, tarkim, ten su kasteto albumu, taip ir čia, aš stebėdamas visą laiką kažką, man labai daug klausimų iškyla. Ir tenai per indieniškas apeigas buvo dažnai pakartojamas žodis Wakanda. Jo, aš apie Wakandą aš dabar Black Panther autoriui turiu klausimą, ar čia nebuvo jo įkvėpimas Wakanda State. O pas indėnus ten buvo kažkas su... Dievas. Reiškia, gali būti, kad panaudojo indėnų. Čia kas nežino, Marvelio tai iš jūs nespanta, apie ką šnekam. Tu žinai, apie ką šnekam? Okay. Tarp kitko, vieni smagiausių soundtrackų Black Panther yra tiek pirmos dalies. O aš net atskirai atsisiunčiau, Spotify buvau įsisaugęs tą playlistą Wakandos, tas vienas ypač gabalas, kur ten, tas gabalas, kur populiariausias, nesimenu. Paskutinio filmo ar to originalo? Paskutinio. Apie Bob Marliškas tas kur? Ne, tada žinau, apie kurį kalbėjau. Toks energingas. Su daug... Kur, atsimenu, aš turėjau sakyti, genties garsų tokių, bet segregaciškai skamba. Įdėsiu aš čia. Gerai, sakėjai, atsisiuntėjai, tai per Spotify'ų, bet kaip filmas šitą žiūrėjai? Killer Moonflower. Gerai, nes aš tik tai per Apple TV radau. Gerai. Ieškojau filmą, norėjau pažiūrėti legaliai, nes aš už tai, kad žiūrėti legaliai. Nes aš turiu HBO, moku už Spotify, čia ne filmai, bet vis tiek. Atsiprašau. Beatboxinį. Gerai. Taip, turiu HBO, turiu Netflixą, turiu Disney Plus. Aš sakau Disney, nes kur rašau Disney, ten yra paskutinė P, ne į vis, kad ir kaip tu žiūrėtum. Ten yra Disney, ne Disney. Nesvarbu, nepopuliari nuomonė. Žodžiu, turiu Tele. Tele? Ar kaip jinai vadinasi? Telė. Už kiekvieną moki ir nori pažiūrėti filmą, vis tiek nerandi. Cutleris, tarp kitko, yra, jis nekartą sakęs, jisai praktiškai viską yra susipirkęs, moka į mėnesį 80 eurų už tas televizijas ir vis tiek yra, ko jis neranda. Aš šitą filmą atsisinčiu už Pirate Bays ir, ką? Nušaukit mane, nuvežkit į mišką ir nušaukit. Viskas gerai. Ką daryt? Bet tuo metu tu buvai Belgijoje, aš kiek atsimenu. Čia dėl teisinių reglamentų? Belgijoje buvai, galimai. Taip, buvau Belgijoje. Ne, taip, aš atsisinčiu už Pirate Bays. Kamilė,
O kaip yra čia laikiniai paaugliai piratauja? Nu, tu pati nepiratauji, bet ar tavo bendramžiai esi girdėjus, kad siūstųsi filmus iš ten torrentų? Nu, tarkim, nori pažiūrėti filmo, jo nėra, va, ten net Netflix'e kokiam. Jūs siunčiatės iš kažkur? Būna, kad skrydžiu. Kas? Skrydžio. Nu, tai pavyzdžiui, kad tu skrendi kažkur ir tu parsisiunti tą filmą. Tai iš kur siunčiatės? Nu, aš pati nesusiunčiu, bet... Galimai. Ne, iš tikrųjų. Bet žodžiu, tau bendramžiai būna atsisiunčia filmus, ne? O nežinai, torrentą naudoja, ar per torą eina į Darknetą ir ieško kažkokių... Neįsivaizduoja, okei. Pavyzdžiui, Linkomanija pas mane, aš turiu Linkomanijos akauntą ir karts nuo karto pasinaudoju. Nu, taip ir nieko nepipins, nu taip yra. Negalima Linkomanijos promautinti. Nu, taip yra, nu, ta prasme, nu ką jeigu tu, žinai... Čia nuoroda, Linkomanija. Ir įdėsiu, nu. Ir žinai, kas man dar piktis yra, kad tos platformos jos naglėja. Tos platformos atsirado kaip alternatyva televizijai, bet jos tampa irgi, Lietuvoje dar to nėra, bet Amerikoje, pavyzdžiui, jau bijau sumeluoti Netflix'as ar kažkas jau pradeda, tu moki už tą televiziją ir vis tiek gauni reklamas, jie pradeda jau dėti reklamas. Tai tampa tiesiog vėl televizija. O kas tau pradeda dėti reklamas? Na, aš bijau sumeluoti, kuri platforma, ar Netflix'as, ar Apple, ar kažkuri. Tai Apple'as tai tikrai deda. Ir Amazonas jau čia. Nu, tai kur logika? Tu susimoki, kad gautum turinį ir kad nebūtų reklamų, tau pradeda mesti reklamas. Ir plus brangina tas platformas pabiški. Ir aš mačiau ne vieną TikToką, kad žmonės sako, tipo, jie atsirado šitos platformos, kad dingtų piratavimas, bet dabar jie eina link to, kad piratavimas grįžtų. Vadaiva. Žinai, pagal tai... Mes šiandien žiauriai plečiamės. Jo, bet pagal tai, kiek daug turinio kuriama, aš manau, kad vis tiek pelnytai tie pinigai panaudojami, ką jie uždirba. Aš, pavyzdžiui, labai, kadangi apie Netflix'ą, žinai, prakalbam, aš labai norėčiau užkliudyti jų akcijų kainą. Prie ko čia? Vat prie vieno tokio dalyko. Aš sutinku, kad pikta mokėti ant, tarkim, Netflix'ų ir negauti turinio, kurį tu norėtum. Ir kad visas platformas susipirkt gali būti brangu. Bet aš noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, Netflix'as kaip kompanija per 20 metų, jeigu žmonės būtų taip pat ir naudojasi Netflix'u ir pirkę akcijas, tai šiai dienai, ta prasme, neturėtum jokio pykčio. Nes prieš 20 metų Netflix'o fucking akcija kainavo $2. Žinai, kiek dabar viena Netflix akcija kainuoja? No. 562. Tai ką tu nori pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad nepykim ant platformų, kurios uždirbo pinigus, bet negali mums pasiūlyti viso turinio. Tiesiog mes pasirenkam būti tik vartotojais ir mes už tai sumokam savo kainą. Jeigu nori turėti pretenzijų dėl kažko, investuok į tą dalyką ir tada turėk pretenzijų. Tai ką man daryti, jeigu dabar noriu pažiūrėti filmą, jo nėra platformos? Tai pirk kitą platformą. Ta pašaun. Nieko aš nepirksiu. Gerai, apie filmą baigiam. Nebent dar kažką turim. Pažiūrėkit, žmonės tikrai tą filmą atsisiūs. Killer of the Flower Moon. Labai geras filmas. Kas mėgsta tokius biški detektyvinius motyvus, kas mėgsta istoriją, kas mėgsta lėtą filmą, bet nenuobodų, būtinai pasižiūrėkit. Žinai, sako Native American DiCaprio. Ar mėgsti viskį? DiCaprio sako. I love it. Karočiai iškirpsi nesvarbu, nesupratai. Tai ką, viskas? Jo, tai viskas, toks tas mūsų segmentas šiandien buvo. Geri fruktai su jumis. Kamilė šiandien svečiuose, gal ateityje irgi apsilankys. Dažniau. Spurga miega praktiškai. Tai... Tiesa, noriu pasakyti, kas... Spotify. Taip, Spotify. Kas nenori mūsų žiūrėti per YouTube, esu girdėjęs pastabų, kad duomenys siurbia nepatogu vairuojant, jau dedami Spotify, Baobab Media, viską rasite, tai galite tiek su garsu, tiek su vaizdu žiūrėti per Spotify. Jo, tarp kitko, yra Spotify opcija. Taip, tai tikrai patogiau negu YouTube'as. Jeigu norit mus paremti, galite irgi tai padaryti Contribui. Tarp kitko, nuo šiandien į Contribui pradedam daugiau kelti turinio, ką iškarpysim iš čia, dėsim Contribui, tai tikrai rasit visokių įdomybių. Viskas. Turit kažką pasakyti? Kamilė, turi kažką pasakyti? Nieko. Tai nieko. Ramiai, Spurga galvą padėjo. 1, 2, 3, kongas. Gerai, iki. Viso gero. Ačiū. Ačiū, Spurga. Tai va taip. Oi, dabar nusipukuot Spurgos visus plaukus. Varkės parkės.
Nušauniai čia šiandien gavus. Labai. Į baseiną varysiu? Į Žalgirį?